3 sekundės, ta prasme, tu galėtum laimėti Monaką su F2 mašina. Žinai. Biškai greitai pakeisiu sekundį temą. Už manęs karvės atėjo. Eikt. Paprašau nebuvo. Visai bairis. Jo, šiaip tipo... Pradedu. Ait. Opa! Sukatinsim kaip nors. Sukatinsim. Aš jau atsidariau skarbonį. Taigi sveiki žiūrovai, prisijungė į šitą tokį mūsų neortodoksišką podcastą nuotoliniu būdu. Aš turiu Kristijoną Bluetooth ryšiu, bet iš tikrųjų jis man yra šalia. Taip, va ten yra Dominikas, jeigu kas. Būtų funny, kad mes dabar rodom į skirtingas pusės, žinai. Specialiai montažą taip ir padarysiu. Dabar jau apsuksi specialiai. Tai smagu išbandyti šitą formatą pagaliau. Kas nežino, Kristijonas biškiai yra išvykęs atostogauti. Vis dar. Pusiau atostogauti, pusiau šeimynai padėti, tai gavosi, kad tiesiog realiai per Monaką žiūrėdamas galvojau, okei, čia reikės per podcastą šnekėti ir taip, podcastas, o aš negrįšiu į Vilnių. Ir toks, ką daryt. Nu tai ką, ispanišką variantą. Tai tipo, ką Ispanijai neįvykdėm, planavom daryti Ispanijai, tai yra nuotoliu, tai realiai dabar tą darom. Taip. Tai ir gerai, kad padarėm, smagu iš tikrųjų išbandyti šitą dalyką pagaliau, kaip susižiūrės ir faktas reikia užskaityti šitą Monako epizodą. Tai va. Šitą podcastą privalėjom įrašyti. Ta prasme, aš galvojau, gal čia praskipint, bet po to pagalvojau, kad mes turim naujas taisyklės, daug čia visai įvyko, kontroversijos, viską. Tai galvojau, jeigu praskipintume, būtų kur... Monaką reikia atsėdėti, peržiūrėti ir tada atsėdėti ir įrašyti. Jo. Žodžiu, reikia atidirbti. Tai va. Tiesiai šviesiai, iš karto tavęs klausiu. Ką darom su Jukiu? Mano širdis sako laukt. Mano širdis sako laukt. Tu įsimylėlė mano. Ne, ta prasme, jisai pasitaisys. Jisai vieną dieną pasitaisys. Aš lygiai taip pat tikiuosi. Man problema tame, kad man vis dar Instagramas meta Ricardo editus ir aš taip... Gal Ricardo. Nežinau, šitą temą jau antri metai kaip liečiam, ta prasme, ir niekas neišsisprendžia ir aš manau vis tiek, kaip ir aš buvau teisus dėl Alpinų, kad ten pakeitus Duhaną nieks nepasikeis, tai pakeitus Ricardo, Juki apkeitus Ricardo irgi nieks nepasikeis. Aš bijau, kad ta mašina yra tiesiog iš tikrųjų sudėtinga. Aišku, Jukis gal nėra tas vairuotojas, kuris gali pažaboti tuos visus, sakykime, eržilus, bet to pačiu ir matosi, žinai, nes jis tikrai, jeigu jis būtų dabar buvęs Racing Bulluose, tai tikriausiai, netikriausiai, aš manau, kad jis būtų ir daugiau taškų surinkęs ir geresnį sezoną turėjęs bendrai. True. Ta prasme, aš nesiginčiu, žinai, ta prasme, ta mašina yra sunku vairuoti. Labai daug vairuotojų feilina tai mašinai. Taip. Ir manau, kad jeigu Juki pakeistų į kažką, tai lygiai ta pati problema būtų. Dabar, žinai, Ricardo. Aš biškai pertrauksiu tave, sorry. Tas, žinai, Hadžaras turėjo vėl nerealias lenktynės, tempė jisai tą Racing Bull už ausų ir čia irgi šitas šnektas jau girdėjau, kad nori jį matyti Red Bullį, bet ar tikrai tu nori matyti jį? Ar iš vis nori kažką matyti antroji Red Bullį mašinai? Gal iš vis ją palikim, neįdinkim ir duokim Maksui tiesiog važiuoti su vieną mašiną. Jo, Ricardo šiaip šnekėjo, kad juokaudamas, kad jisai prakeikė tą vietą second seat'ą, tai
Kas jo prakeiksmas veikas. Prisišnekėjo jisai čia grinai. Bet jie, Helmut Marko šiaip šnekėjo, kad jie jau palaidojo konstruktorių ir... Bet čia šnekėjo dar net prieš Monaką, kad jie yra palaidoję konstruktorių, jie nesiparina dėl to konstruktoriaus, jų yra visas pagrindinis tikslas dabar Verstappenas, tai yra išlaikyti Verstappeną, tai yra palaikyti top 3 ir gal netgi geriau. Taip. Tai žiūrės, šiaip jo. Nu, manau, tą ir pasieks. Aš noriu... Ar tau pavyko pažiūrėti practices? Jaučiu, kad nelabai, ne? Žinok, palauk, sorry, į Molą žiūrėjau, o Monako labai nežiūrėjau. Nelabai galėjau. Aš kaip tik įsijungiau Monaką, man buvo įdomu, kas kaip kur. Nu, ir ką tu pastebėjai? Man labai keista, kodėl Verstappenas per kvalifikaciją nevažiavo su mediumais. Nes practice jisai su mediumais vos ne, pavadinkim, dominavo. Okay. Ta prasme, practice 3 jis iššovė tokius ratus, kur hebrai visiškai nesisekė pagerinti ratų, tada Verstappenas užsidėjo softus ir jis lėčiau važiavo negu su mediumais, nes tiesiog softai mirdavo, gale rato mirdavo. Taip. Ir tada hebra, jau po to pavyko pačio galo Leclercui ir Norrisui greitesnius ratus iššauti, bet tik dėl to, kad jie pirmam sektoriui važiavo lėčiau, tai yra yellow... Karoči, nepagerino pirmo sektoriaus, taupė padangas ir antrą, trečią sektorių purple iššaudavo. Taip. Ir tik dėl to jie per practice 3 greičiau atvažiavo negu Verstappenas, kur buvo ratai iššovę su mediumais. Ir man keista, kodėl nepabandė bent jau surizikuoti, tebūnie sudrož dar vieną mediumų setą, bet Monake kvalifikuoti kuo aukščiau, man atrodo. Tiesiog, aišku, jie datą mato geriau, jie nusimano viską geriau, bet tiesiog, pasirodė, nes aš netgi istoriją įkėliau į F1 boksą, nes man pasirodė, kad čia bus žiauriai įdomu pasižiūrėti, bet buvo žiauriai nuobodu. Kvalifikacija buvo žiauriai nuobodu. Jo, aš įtariu, neturiu iš tikrųjų kaip čia to pagrysti, bet galbūt Red Bullis sudvėjoja dėl tų 2 pitstopų, nes jiems reikės 3 padangų. Tai galbūt tas atsitiko, gal jie sako, okei, mes čia nedeginkim tų padangų, turėsim per lenktynės kažką. Čia aš spėju. Spėju. Bet žinai, tas toksai, kur Hadžaras, pavyzdžiui, pravažiavo virš 30 ratus padangom. Mhm. Tai, ir šiaip, tu gali belekaip lėtai važiuoti ir tas neaplenks. Tai, kad tu per kvalifikaciją sudeginsi padangas, jos bus biški apdroštas labiau negu šiaip paprastose lenktynėse vienas ratas. Taip. Bet vis tiek, toksai, nežinau, aišku, sakau, čia toksai mano mintise buvo, kodėl. Aš taip tikėjausi, kad paskutinį ratą šoks ant mediumų ir šaus kažkokią nesąmonę ratą, kur visi galvos, čia tu du, what to do, guys. Įdomiai, čia tu pasakei. Bet taip ir nepamačiau. Jo, čia įdomiai, gal iš tikrųjų ten iš strategijos pusės jie prašovė šitą klausimą, žinai. Maybe. Bet sakau, jie mato visą datą, visą informaciją ir manau, kad čia gal aš tiesiog kažko nesuprantu, ko reikėtų pasidomėti. Įdomiai. Sakau, ir tu sakai, kad jie kad su softais nepagerino niekas. Verstappenas, ant pačio galo Leclercas ir Norrisas pagerino, neatsimenu dėl Piastris, bet čia apie practice 3. Taip. O Verstappenas savo greičiausią ratą taip ir nepagerino. O tas greičiausias ratas buvo vidury trečio practice. Ta prasme, pusę valandos dar buvo likę, tai ten pusę valandos visi straglino ir tada tik po paskutiniųjų ratų ten sakau Leclercas su Norrisu. Neatsimenu dėl Piastris, bet sakau. Taip. Piastris, kalbant apie Piastrį, tai jis turėjo tokį nei šis nei tas tokį savaitgalį palei mane, kada ir jo kvalifikacija nebuvo įspūdinga, ir aišku jau lenktynės. Kai, lenktynėse nelabai ką ir šiaip ten padarysi, tai žinai, ir dar tik tais, kad net Maksas gesinosi į jį, tai tas buvo visai gal įdomu porą ratų intriga, kaip ir Leclercas kabino Norrisą, bet tik dėl to, kad Maksas užlaikė Norrisą, bet jo, tai tas toksai, bet vėl, čia sunku, žinai, nereikia čia daryti išvadų, nes čia buvo Monakas. Taigi tenais tu turi būti 3 sekundės greitesnis už kitą mašiną, kad ją aplenk. Taip. 3 sekundės. Ta prasme, tu galėtum laimėti Monaką su F2 mašina. Žinai.
biškai greitai pakeisiu sekundį temą. Už manęs karvė tokia. Eikt. Paprašau nebuvo. Visai bairis. Jo, šiaip, nu, tipo, čia yra labai daug ką apšnekėti ir tas dviejų pitstopų rules, ką aš norėjau labiausiai padiskutuoti. Nu, čia labiausiai yra tas toksai, žinai, karščiausias taškas šitose visose lenktynėse. Kas būna, kai valdantieji kūnai įsikiša į pitstopus? Nu, kiek jų? Tai va, toks būna dalykas, kur pusė komandų nežino, ką daryti su to. O tie, kurie netyčia sugalvoja, kaip to pasinaudoti, išlošia daugiausiai. Ir galų gale tokių, sakykime, lenktynių, tokių, žinai, ant greičio, nu, ir nebuvo, ne šia Monakas, bet turiu minį, kad nu, nežinau, aš jau noriu eiti tą visą, žinai, RB ir Williamsų prikolą, kur jie užlaikė kitus vairuotojus, tas naudingas... Racing Bullsai pirmai padarė. Jo, tai va, Džeras labiausiai iš to išlošė su Lawsonu. Ir kaip ir komentatoriai, kurie žiūrėjo, taip ir aš, toks buvo gan vienareikšmiškas, kad nepatiko man. Same. Ta prasme, aš žiūrėjau balsavimus visur ir visų nuomonės, ta prasme visų žiūrėjau. Tiek vairuotojų, tiek komandos atstovų, tiek žiūrovų. Niekam nepatiko. Ne dėl to, nu, tipo, realiai dėl to, kad 2 pitstopai buvo. Bet va tas toks, netgi buvo argumentas, kad realiai tose lenktynėse galėjo F2 mašina dalyvauti ir būtų nieko nepakeiti. Jo. Tai mes esam, nu, tipo, čia yra visiškai neveikiantis dalykas. Kai tu gali manipuliuoti lenktynės ir net nevažiuoti greičiausiu laiku. Ta prasme, tu važiuoji 5-6 sekundėm off the pace, lėčiau negu šiaip tavo greitis yra. Tam, kad manipuliuotai tas toksai, kur, tipo, nu, mes nebe Formula 1 turim, ne pinnacle of motosport, nu, tipo, ne aukščiausio lygio motosporto, o tiesiog kažkokį hybridą ir kažką tokio, kas, nu, neturėtų kitais metais būti, manau. Pabūsiu, žinai, advokatas ir pasakysiu, kad nu, bet bent jau mes kalbam apie tai, žinai, mes... Aš tikrai džiaugiuosi. Žinai, tai vis tiek įvyko, ta prasme, kaip čia pasakyti, paįvairinimas kažkoks įvyko, mums davė dėl ko pasinervuoti, davė įdomesnių strategijų, kurių galbūt nesam matę taip labai, žinai, taip labai jau... išbandytų tokių, žinai, ir toks naujas sprendimas, kad būtų 2 pitstopai, kad yra sprendimas priimtas, jog yra privalomi 2 pitstopai, irgi tas toksai, žinai, pridėjo savo. Žinai, klausimas, ar geriau šitoks, biški toks nesąmonė, nu, žinai, ar geriau tiesiog, kad kažkas pitina ant pirmo rato ir nebepitina daugiau iš viso, žinai. Aš manau, pradėkime nuo to, kad aš džiaugiuosi, kad iš viso yra daromi pokyčiai. Nėra apleistas šitas dalykas. Ir bandoma kažką pakeisti. Ar tai geras sprendimas? Tikrai ne. Nu, ta prasme, tikrai nenorėčiau, kad... Širdis yra geroj vietoj, bet dar, žinai, dar trūksta biškelį trūksta biškelį apšlifuoti šitą idėją. Aš manau, kad visai... kad kažkokį paimti sprendimą, kuris, žinai, padėtų į Monakui, kad būtų jisai įdomesnis. Jo, reikia ieškoti ir šį čia buvo puikus pavyzdys, kad, nu, tipo, neaišku, kai bus, kol neišbandysi, žinai. Ir iš tiesų daug komandų, nu, tikrai nežinojo, ką daryti su tuo faktu, kad yra 2 privalomi pitstopai. Ir kaip, nu, Mercedesas. Ypatingai Mercedesas. Jo, Mercedesas visiškai nesusitvarkė su tuo. Tai jo, tai rezumė, žinai, gal geresnis klausimas yra, ar yra iš vis įmanoma išgelbėti Monaką? Noriu pirmą pasidalinti, ką klausiausi iš vairuotojų pasiūlymų. Tai, aišku, mūsų ponas Trolis Verstappenas. Jisai tai žiūrėjau tą jo pasisakymą. Jo pasiūlymas buvo banano lupenas. Okay. Ir jo, tai kodėl nepadariusi Mario Kartą? Kodėl ne? Viso sporto, nu, viso lenktynių. Kalbant apie banano lupenas, 27 rate, arba 23 arba 27, dabar nepaminu.
jeigu atsidarytum pasižiūrėti Norriso onboardą, tai yra jo važiavimo kamera, pamatytum, kad kažkas ir tikriausiai vienas iš maršalų metė jam po ratais banano žievę. Ką? Čia va to. Jo. Tai šito dalyko per transliaciją nepasakė, praskipino, nes ir šiaip transliacija eilinis iki Monako buvo tokia, kad kai kuriais momentais aišku, nebuvo taip blogai, kaip praeitais metais daleiskim, bet irgi nebuvo taip blogai. Pasijuto. Nebuvo taip blogai. Buvo įdomesnių kameros kampų pasirinkimų, bet šiaip bendrai tai nemaišė. Bet kad metė kažkas bananų žievę, tai šitą negirdėjau. Jo, tai šičia bairis, kur nobody's talking about. Tai žinai, tai netgi jeigu pristatytum banano žievės vis tiek, ta prasme, tai nepadėtų, nes nieko neįvyko. Ne, matai, ten pavėluotai išmetė ir gavosi, kad nepalindo po ratais. Ten paskutinę milisekundę aerodinamiką pakėlė tą banano žievę ir jinai praskrido pro viršų. Kai būtų pasibaigę, aš manau, kad nieko nebūtų ten per daug nutikę. Nieko nebūtų nutikę. Nes Įmoloj Gaslis nutrenkė gyvūną, tik nepamenu kokį. Ar ten neištaškė jisai voverę? Jo, man atrodo, bet ten išsisprogo jinai tiesiog, aš kažką buvau užmatęs. Nu taip. Jo. Tai aš manau lygiai taip pat ir su aerodinamika, ten palyginus kiek mašina yra prispausta, tai aš manau tas bananas ten irgi būtų labai prispaustas ir jisai ten labai daug įtakos nepadarytų. Nemanau, aš irgi. Žinai. Bet visai bairis idėja. Tuo tarpu Russellis tokia iš viso, jisai apsiverkęs atėjo duoti interviu. Kaip visada. Tai jis toksai, kur, jisai labai nepatenkintas Williamsais buvo, jisai labai nepatenkintas lenktynėm buvo, jisai kvalifikacijų susibovė, žodžiu, jiem ten ko tik nepasitaikė. Taip. Tai jo pasiūlymas buvo, kad atsitiktiniais laikotarpiais Monako lenktynių metu sraigtasparnis praskristų ir papiltų vandens ant trasos dalių. Sakyk, ką nori, Russellis kukina. Pritariu šitam. Čia tai būtų geras, Šitas tai būtų labai įdomesnis, kur žinai, nebūtinai helikopteris, bet sprinkleriai, tie laistytuvai pradėtų pradėti laistyti. Jo, baseino sekcija, kad būtų po vandeniu. Jo. O kalbant rimčiau, tai GPDA, tai yra vairuotojų asociacija. Taip. Ir jos vienas iš atstovų, bet ne lenktynininkas, o aš net nežinau tos žmogus, aš pirmą kartą apie jį girdėjau, tai net nepasakysiu jo vardą dabar. Jisai šiaip pasiūlė 3 trasos pataisymus, kurie yra įmanomi. Kalbant apie tai, kad mes turime milijoninį sportą ir kiek Monakas pinigų generuoja. Taip. Tai tie pasiūlymai buvo ties uostų, kur mes turime tą tiesiojoje tas puogas. Taip. Tai jį biškį pataisyti, tada paskutiniai, kur yra 2 posūkiai, jisai parodė, parodė, kaip įmanoma būtų tą vietą praplėsti. Taip. Ir dabar neatsimenu trečią iš tiesų, bet visi 3 tokie, kur yra visas esas, tai yra tas hairpinas. Taip. Tai vadinamas plaukų segtukas. Jo, tai jį praplatinti. Ir tada galbūt būtų įmanoma biškį padaryti lenktynės įdomesnės. Galbūt. Čia yra tiesiog eilinis tas toksai, kaip ir, kad 2 sustojimai bus įdomiau, tai galbūt tie variantai būtų įmanomi. Nes, žiūrint šiaip iš paviršiaus, atrodo, kad būtų tikrai įmanomas variantas praplėsti. Jo. Klausimas, ar yra pakankamai greičio tenais, žinai, overtakinimui. Ar tu pakankamai gali įsibėgėti. Istoriškai, tai ten yra visai populiari vieta apsilenkti. Žinai, ten kai lydavo ir panašiai. Visai gerai. Bet ar, tarkim, kai mašinas visas važiuoja panašiu tempu, ar tai iš tikrųjų padėtų apsilenkti, gal kažkas drąsesnis bandytų būti, žinai, iš išorės ar kažką. Įsivaizduoju, kad atvertų pasirinkimų. Bent jau kažkiek, nes pavyzdžiui, jeigu atsimintum praeitų metų Antonelio ir Biermano lenktynės Monake, atsimeni, kas ten darėsi? Čia turime kai jie...
F2, jo, taip, be abejo, jie buvo. Kai jie dviese ten draskėsi Monake. Nepamenu visiškai, žinok. Jie buvo vienodose formulėse, jie vienoj komandai buvo. Ir jie, atsimenu, jo. Ten žiauriai gražiai važiavo ir kur mes žandikulius atvipę buvom, kur, wow, čia tais bičiai važiavo. Jo. Tai jeigu mes praplatintume, aš tikiu, kad gal kažkokį bent, jeigu mes sudarytume, papildytume lenktynės bent 2 posūkiais, aš jau manau, kad tai yra ne posūkiais, tai yra 2 lenkimais, mes jau turėtume minimalią pergalę, žinai, kad bent kažkas vyks. Tiesa. Aišku, čia smulkmena, kalbant, kai mes turime lenktynėse vidurkį 80 lenkimų ir čia mes turėjom vieną, man atrodo, ir tai Strolo. Tai, tipo, žinai. Jo. Ir aš stebiuosi, kad šiais metais dar mažiau, nes praeitais metais 7 lenkimai buvo. Šiais metais 1, jeigu neklysiu, gal vis dėlto klysiu, bet komentaras patikslinkit mane visi. Jo, aš irgi neatsiminsiu dabar ant smūgio. Atrodo, kad biški to veiksmo buvo, kai tų pitstopų tiek, žinai, ten tų skirtingų strategijų, tai negali sakyti, kad ten taip čistai nieko nevyko, bet... Ne, tai veiksmo buvo, ten visokių nesąmonių buvo ir visokių išsidirbinėjimų. Ai, gal tu kalbėjai apie Russellio, kai jisai kampą kirto ir apsilenkė Alboną. Gal čia? Ne. Ai, bet... Ne, čia nelegalus lenkimas ir galėsim netgi apie šitą variantą pakalbėti. Bet dabar atsiminiau, kad Jukis ar Lawsonas kažkuris Mercedeso neužlaikė. Nu, bet žodžiu. Ai, ne, meluoju, čia jau su įmala maišau, sorry. Jo. Anyways, kalbant apie tą posūkį, kur Russellis kirto kampą, FA pasiskelbė, kodėl Russellui davė tokią griežtą baudą. Nu, papasakok. Nu, aišku, čia realiai galima netgi ir atspėti, kad toks pokalbis įvyko, bet prieš lenktynės įvyko pokalbis, vairuotojams buvo griežtai pasakyta, kad Monake bus sugriežtintos baudos. Aha. Ir kai Russellis kirto tą škeiną, tą posūkį skipino, pravažiavo kiaurai. Taip. Jisai vieną dalyką pasakė, kad FA labai nepatiko ir dėl to jis... tipo, kad aš priimsiu baudą. Jo, ir jisai davė, žinot, kad jisai davė suprast, kad tai buvo specialiai padaryta pražanga. Taip. Ir, ir viskas. Tu specialiai tą baudojas. Tai gerai, ateik čia vaikelį, va, tau baudelę. Tai pritari tokiai baudai? Jo. Čia toks bairis buvo tikriausiai iš to susinervinimo, kad jisai, žinai, negali apsilenkti Williamsu. Bet reziumė, kad šitoks jo pasisakymas jam iš tikrųjų kainavo poziciją. Jis turbūt turėjo šansą šiaip apsilenkti su undercutu, man rodos, Alboną. Mersai šiaip labai nepasiruošę taktiškai buvo šitom lenktynėm. Bet aš kaip aš iš bendrai skaičiavimų jisai turbūt būtų apsilenkęs, galų galiai būtų jisai patekęs į 10 poziciją. Kad visai ten jis turėjo jisai nemažai šansų, jeigu jis nebūtų gavęs tas baudos. Žinai. Gal. Nežinau, gal, ta prasme, faktas gal. Bet vis tiek, ta prasme, kad jisai su šito pravažiavimu pakenkė labiausiai savo ir nelabai jisai čia kažką įrodė, žinai. Tiesiog. Jo. Tarp kitko, vakar žiūrėjau, jau turime oficialų montažą. Tai yra surinkta klipai, kur vien Strolas krešina Monake. Jo, šitas tai geras yra. Aš nežinau, ar šitą konkrečiai. Matai, kaip jisai... Bet... Jisai karočią... Sakyk. Sakyk. Jisai 3 penaltį susirinko, dar neprasidėjus lenktynėm. Tai bičas toliau stebina ir jisai turėjo avariją ir su Leclercu, kur tipo nesąmonės daro. Atrodo, aš suprašiau, rookies tai darytų ir tai nedaro. Taip. Bet jisai tai toksai, kur tipo, daug prieš 20 minučių prasivažiuosim. Prasme, man, aš girdėjau, kad jam visai neblogai ralį sekės kažkur. Tai linkiu... Tai aš tau per praeitą podcastą ir sakiau. Tai žinau. Tai mes ir... Prigavai mane. Tai mes ir linkim Strolui iš tikrųjų
atrasti naują aistrą ralį. Žinai, netgi gal ir išsiųčiau pažiūrėti, šiaip ralį nežiūriu, bet vat būtų proga pažiūrėti, kaip seneliukui, žinai, Lansui Strolovičiui sekasi. Ei, bent jau kiti jiem nesimaišytų. Nu, blema, bet dabar pagalvojus, kiti nesimaišytų, ten žiūrovai prie kelio stovi, man realiai dabar dėl jų baisu. Realiai. Ne, nusaky. Nes jisai Jo. jisai krešina ten, kur nieks nekrešina. Tai jisai realiai ir ralyje tą patį darytų. Man nuoširdžiai dabar jau pasidarė baisu, kai pradėjau apie tai galvoti. Ne, nu, ta prasme, gal, žinai, ralyje biški daugiau yra ant kortos pastatyta, nes tenais nėra padanginio atitvarų, kur tu, tai gal jis biški kelią atsargiau varyti. O gal jam tiesiog ne formulę vairuoti. Žinai, būna taip. Yeah. Žinai, būna žmonės ir teisės iš 20 karto neišsilaiko, žinai, nu, tipo... Nu, kiek yra F1 vairuotojų, kurie feilino F1, bet kitur labai gerai pasirodinėjo. Nu, tai tas pats mūsų... Tas pats Magnusenas. Magnusenas, Eriksonas, jisai Indy 500 pergalių prisiskynęs yra. Tai va, jo, tai va, ką tu galvoji, Gezlis? Ką Gezlis galvojo, kai važiavo į Yuki Tsunoda Subinę? Man atrodo, kad jis su stabdžiais iš viso turėjo problemų. Manai, kad čia anksčiau buvo bėdas kažkokias? Ne, nu, jisai pasakė, kad jisai spaudė stabdžius ir stabdžiai neveikia. Aha, jis prarado tai stabdžius. Aš nežinau, ar jiem tiesiog užkaito tie stabdžiai, ar kas ten buvo. Nes vis tiek stabdžiai labai reikalingi Monake, žinai, ir galbūt buvo kažkas neapskaičiuota ir nepagalvota. Nu jo, visos pavaros nevažiuosi. Šiaip Kolapinto tokios problemos neturėjo, bet ir Kolapinto ir greičio neturėjo. Na, o kas turėjo ten tą greitį? Fair enough. Dar vienas dalykas, ką šiaip tie komentatoriai labai pastebėjo, ir aš neatsimenu, ar tai buvo per practice, ar tai buvo per lenktynės, kad jie paminėjo, jog Verstappeno, tai yra Red Bull'o, šiaip overall, mašinos stabdžiai buvo labai paturbinti. Okay. Tai yra paturbinti, kad jie buvo būtent Monako specifikacijai atvežti stabdžiai ir jie buvo visiškai kitokio koncepto negu overall Red Bull'is turi. Ir buvo sulyginta 24 ir 25 metų automobiliai. Nu, visiškai perdaryti stabdžiai. Ten, jeigu pasižiūrėtum, tenais oro patekimo srovė, nu, šiaip praeitais metais buvo, kad ten 2 pirštus mokslo tik iš to. Aha. Dabar šiais metais buvo, kad tu visą kumštį kišai. O, wow. Jo, tai, tipo, žinau, jo, šiaip komentatoriai labai stebėjosi, kad jie kažką čia išdarinės tų stabdžius. Nu, tipo, o čia tik tais Monako specifikacija? Ar tiesiog, tiesiog atneštas upgrade'as į Monaką? Kiek supratau, kad Monako specifikacijai, nes Monako specifikacijai tas pats Ferraris, tas pats Aston Martinai, Racing Bullsai atsinešė labai daug, pavadinkim, detalių. Taip, naujų. Taip. Bet jos, aš kiek supratau, yra track specific, tai yra trasai specifinės detalės. Tai aš kaip supratau, kad ir Red Bull'o čia yra stabdžiai trasai specifinės. Ok, įdomu žino šitą. Jo. Dabar taip užsiminė apie Aston Martinus. Koks jausmas, ar matei Adrian Newey su Aston Martin? Mačiau apie McLareną. Apie McLareną? Tu kalbėjai? Ne, kad Adrian Newey buvo su Aston Martin apranga, kaip koks. Aš tą mačiau, o tu matei klipą, kaip jisai, kai ablema po kvalifikacijos ar po lenktynių, jisai stovėjo ir yra klipas, kaip jisai 2 minutės stovi ir žiūri į McLareno formulę. Tiesiog stovi ir žiūri ir matosi, kad bičas, žinai, kaip visi juokauja, kad Adrian Newey mato vėją. Aha. Toks jausmas, kad jisai žiūri ir įsivaizduoja tai. Ir vienu momentu praeina Lando Norrisas su juo pasisveikina, jisai pasisveikina, vėl žiūri į tą formulę. Ir visiškas akių kontaktas, toksai, kur tipo, atrodo, kad jis mato, kaip eina aerodinamika aplink tą McLareno mašiną, žinai, tipo. Šitą reikės susirasti. Jo, tai toks, kur ten... Aš galėsiu pabandyti surasti, jeigu labai norėsi. Ne, aš susirasiu, nes ta prasme,
pamatyti, realiai žmogus dirbo, tuo metu aiškinosi. O, žinokis. Jo, ten toks labai įdomus momentas. Nu, jisai šiaip taip su daug mašinų darė ir esu matęs ir su Mersais, žinai, kai ten buvo ten tie Zero Side Pods konceptas. Tai jo, tai... I can fix her, jo. Tai man įdomi, jo, tai... Nu, vat, mažuką, gal kažkas atsispindės ir Aston Martin'e galiausiai po kažkiek ten milijonų metų, žinai. Tai va, ir tęsiant apie Aston Martinus, aš nuoširdžiai galvojau, kad jau Alonso, tikrai, ta prasme, kad blogiau negali būti, žinai, ir pasirodo gali. Pasirodo gali būti visada. Žmogus pirmą kartą taškuose važiavo. Jo. Nu. Šių metų... Jisai vieną dalyką, ką galėjo padaryti, jisai galėjo padaryti labai didelę paslaugą Verstappenui ir red flagą kozinti. Galėjo, bet jisai lenktynininkas, žinai, tai... Nu jo. Jisai vis tiek dėl savęs važiavo ir tas lenktynės pasirodė, kaip supratau, sunkios, žinai, jam buvo... Tai nes ten Monakas, jisai labai daug reikalauja. Aš tai šiaip aš stebiuos, kad jie užbaigė vieną ratą ne barjeruose, žinai. Nes aš, kai žaidžiau Monaką, man tai nepavyko ne vieną ratą pilnai užbaigti, ta prasme. Mes turėjom kažkada su draugais challenge tokį, kad, įveikti ir kas greičiau įveiks ir, išsijungus visus asistus, viską išsijungus pabandyti. Jo, tai yra iššūkis. Ta prasme, mano laikas buvo gal minutę, bijau pagalvoti, minutę 30, something like that. Kai dabar Norriso greičiausias ratas, tai yra qualifying ratas buvo minutę 9. Nu vat, tai tokia F3 greičiai. Aš buvau 20 sekundžių. Jo, F3 greičiai. Jo, labai sunki trasa ir nežinau, dar grįžtant prie tų visų, ką daryti su juo. Tai prasme, jo, visi tie maži pakeitimai galbūt ir padėtų kažkiek, bet aš manau, kad vis tiek visa bėda yra irgi galbūt, aš gal čia irgi nuskambėsiu keistai, bet ne siaurume. Aš galvoju, kad tiesiog ten, kadangi nėra greičio, problema yra ta, kad tiesiog nėra normalių tiesių, nėra kur normaliai įsibėgėti ir nėra, žinai, tokių posakių, kuriuose tu galėtum apsilenkti. Ir platumas kaip ir, žinai, gal dar galėtų, platesnė būtų nuo to geriau, bet, žinai, visa trasa platesnė tada galėtų būti, turėtų būti, o šito nebus. Aš galvoju, kad reikėtų ten žiūrėti jiems, kaip ten pristatyti normalų greitį, ta prasme, kad mašinas galėtų važiuoti normaliu savo greičiu, žinai. Gal, tu buvai minėjęs ten kažkoks ten į tą visą naują gatvę nutiest į kaip tas vadinasi, į įlanką tą Taip. Žinai, kur būtų tiesiai ilga, žinai, tai jau pakeistų dinamiką. Ir Monakas kaip tik jisai, žinai, plečiasi į tą visą įlanką ir jisai ten kaip tik galėtų pratesti, ta prasme, ten prašosi, žinai, to. Tai aš manau, ten maži pakeitimai būtų įdomu pamatyti, bet nemanau, kad čia, žinai, užtenka, nemanau, kad vienas sprendimas čia, žinai, pakeis visą situaciją. Reikia atsiminti, kad ateinančių metų reguliacijos reikalauja mažesnė formulė. Tai galbūt tai kažkiek prisidės. Jos bus šiaip overall lėtesnės ant tiesiųjų, teoriškai. Taip. Bet labai daug dar, labai bus įdomu pamatyti, kas ir kaip ir kur. Įdomu. Atsiminiau labai juokingą momentą, kai paklausė Verstappenas, sako, kaip jums sekasi 26 metų mašiną pastatyti? Tai gerai, tai kaip tik vakar gamykloje gaminau stabdžius čia, kur prikolina iš... Jau visiškai dzinta prasme, jisai jau... Jo, man juokinga, kad iš Verstappeno kiekvienų lenktynių yra montažas, kuris tiesiog nesąmonės šneka, nes jisai ant tiek Jisai yra čempionas ir jisai ant tiek neapsikrauna, kur kiti tenais rimtai atsakinėja, visą kitą, bando pajuokauti, bando būti juokingi, o jisai tiesiog natūraliai, tipo...
Tai va. Nu, buvau dar įkėlęs į Instagramą irgi, kaip jie žaidė, nu tiesiog marketinginis Red Bullio žaidimas, kur ten Racing Bulls ir Red Bulliai tiesiog atsakinėjo į klausimus ir buvo klausimas, kada pirmą kartą buvo Monako pergalė. Trasa, kada pirmos lenktynės ir kas laimėjo. Jo. Ir jie ten spėliojo laiką ir tada, o tai kas laimėjo? Ir Jukis atsisuka, Franz Herman, jo. Ir tu sakom, nu jo, mes nežinom, nes mes dar tada nebuvom gimę, nes ten atsakymas buvo 1929, kažkas tokio, pirmas buvo ar 8, Grand Prix. Tai va, tai nežinau, sakau, man netrodo, kad yra kažkokia, žinai, ta vadinama sidabrinė kulka, kad pataisyti, žinai, tai trasai. O gal iš vis nereikia taisyti. Gal visi susitakykim, kad Monakas ir šūdas ir viskas. Gal čia nėra ko permastyti, žinai. Ne visos lenktynės bus 10 iš 10. Ta prasme, Suzukoje irgi apsilenkimų nebuvo. Nu, aš manau, kad tai yra trasa, kuri yra tiesiog paradas. Na, Formulės 1 paradas, žinai, kuris duoda taškų. Taip. Lenktynės įvyksta šeštadienį, kaip ten sako, kažką panašiai. Tai va, Noriso pergalė, pagaliau paminėjau. Leclercas beveik vos neapsilenkė. Leclercas iš tikrųjų gerai įgainiojo, tas tai visai buvo kietai. Nu, Leclercas, kad neprarado vilties iki paskutinės minutės jo paimti. Aš turiu įtarimą, kad Red Bullis turėjo dvigubą strategiją Verstappino vėlam pitinimą. Nu, aišku, jie jau nebeturėjo tikslo anksčiau pitinti, nes visi tikėjosi ir flego, bet ir to pačiu Verstappino lėtėjimas tam, kad Norisas susigadintų lenktynės. Aš turiu įtarimą, kad jie norėjo, kad jie biškį ir kolaidintų viens kitą. Nu, kad jie biškį aršiau palenktyniautų, nes, nu, realiai. Bet jeigu tą Norisas būtų avariją pakrešinęs, jisai būtų labiausiai iš visų išmošęs. Nes jisai būtų galbūt red flagas koksai nors, jisai papitintų ramiai, Piastris užstriktų vis tiek gale, nes, tiesiog. Taip. Žodžiu, čia buvo, aš manau, čia jisai biškį dėjo dar ir viltis ir į tai, biškį išprovokuoti juos daryti nesąmonės. Bet Leclercas buvo visai dar ir atsargus pasakyti. Jisai gerai varė, jisai labai drastiškai varė, bet, Nu, žinai, jisai iš esmės jisai ir, negalėjo ten labai ir pykt, nes šiaip, palei mane, jisai visai stengės. Visai pušino Norisas. Taip. Mano manimu, Bet, vis tiek tu turi prisiminti, kad ten sienos labai arti ir viena mažiausia klaida ar išėjimas iš ritmo kainuoja daug. Ir čia dar jo namų Grand Prix ir jisai vis tiek finišavo tikrai solidžiai. Aš manau, kad Leclercas yra stipriausias toje trasoje. Ta prasme, iš visų lenktynininkų jis, manau, geriausiai į Monaką važiuoja. Ta prasme, jisai tikrai sušūdina mašiną, labai daug gali išspausti. Taip. Tai... Pritariu. Ta prasme, visada jisai atrodo Monake atgyja. Kvalifikacija ypatingai atrodė, kad jisai tikrai jiems viršų. Man tikrai atrodė, kad jisai... Iki paskutinės sekundės jau atrodė net. Kad jisai visą kvalifikaciją atrodė, kad jisai pretenduoja į P1. Bet, ta prasme, Norisas iš tikrųjų neheitinsim. Norisas tikrai turėjo labai gerą savaitgalį, uždominavo, tvarkingai suvažiavo, be klaidų, šaltų protų, iš tikrųjų jaučiasi nuo jo biškelį kitokią atmosferą šį kartą. Tai ir tas džiugina. Ir visai tas jo savaitgalis gavos gan rimtai, su rimtu dominavimu, žinai. Tai nežinau, ką tu galvoji. Šiaip Damon Hill labai daug pasisakė apie šitą visą tipo Piastri Noriso lenktynės ir jisai pasakė, aš turiu įtarimą, kad kai Norisas lydina championshipą, jisai labai nesusitvarkė su nervais, o dabar, kadangi Piastris lydina, kad ir koks jisai būtų šaltas, jisai irgi gali būti, kad jisai atsikelia ryte ir jisai supranta, kad jisai lydina championshipą. Ir sako, kad galbūt čia buvo tas momentas, kada jį šiek tiek paveikė. Na, aišku, čia toks biški gal pritempinėjimas, nes kiekvienas lenktynės, kuris tai biški, tas biški tai buvo, kad jis ganėtinai lėčiau važiavo negu Norisas. Jis važiavo 40 lėčiau. Bet ir visą savaitgalį. Jo visa mašina šiaip,
Kiek aš mačiau, visą savaitgalį jis tiesiog nesugebėjo sukontroliuoti galą mašinos, jam slydo. Ten praktiškai kiekvienam rate jam slydo galas. Jisai turėjo gan sudėtingą visą savaitgalį. Tai gal pakeitė kažką, gal netitaikė setupą, žinai. Gal mašina buvo tiesiog sudėtingiau jam vairuoti. Čia daug gali būti. Bet, žinai, man tai neskamba, kad jis tiesiog, neskamba, kad nesu nervais, man skamba, kad jis tiesiog kažkur prašovė, atsiprašau, pasirašyme ir jam kainavo tai visą savaitgalį, žinai, nes, kad užpakalis slidinėja mašinai, tai nežinau, man atrodo, kad ten, jeigu jis būtų, to neturėjo šitos bėdos, manau, kad jis kitokie rezultatai galėjo būti, būtų galėjo būti. Tai va. Ar čia antrą gėrimą jau? Gėri. Aha. Blemba, reikėjo man. Jeigu nepastebėjai, mes jau pusę valandos kalbam, daugiau negu pusę valandos. Jo, pastebėjau. Aš tik tais pasėmiau vandens atsigerti, ne arbatos. Reikia arbatos pasiimti iš tikrųjų. Gerai, bičiuli mano mielas. Mes turim dar kažką apie Monaką. Ne, žinai, ten galim eiti tenais kiekvieną, visus 5 įvykius aptarti. Žinai, bet jau 4 aptarėm, tai... Fair enough. Tipo, Mersai labai kažkaip nesusitvarkė, Russellas kirto kampą, Gasly'as įvažiavo Yukiui. Yukiui galbūt Gasly'as ir biškį pakenkė su tuo visų įvažiavimu užpakalį, aš kaip supratau, kad jisai buvo labai lėtas, lėčiausias iš visų, man rodos, vairuotojų. Tai jisai galėjo visai pasipelnyti iš to ankstyvo pito, bet nieko nesigavo. Tada Williamsai naudojo tą visą naudingo kolegos taktiką. RB šitą pradėjo, Williamsai greit suprato ir visai iš to daug išlošė. Tai iš tikrųjų RB turėjo įspūdingą savaitgalį. Ne pirmą kartą ir džiaugiuosi už juos. Šiaip dabar prisiminiau, man labai patiko Albono juokelis. Girdėjai ar negirdėjai, kad Russellas išsireikalavo, jisai Russellas tipo pasakė, sako, šiandien vakare tipo po lenktynių mes varysim pavakarieniauti. Taip. Tipo su Albonu. Tai jisai mokės, jisai tipo sąskaitą mokės. Jo, ir va čia ir apmokėjo. Jo, tai čia viena dalis, bet jisai ir įsikėlė nuotrauką Russellas kažkokią tenais, tipo, kad Albonas jį nusives pavakarieniauti. Ir Albonas parašė komentarą, rašo, I will take you through drive-thru. Čia tas pats, tipo, anglų kalboje tai yra drive-thru, jo, Russellas gavo drive-thru penalty. Ir to pačiu drive-thru yra kaip McDonald'e su mašina pasimtų maisto. Tai tas toksai, kur tipo, labai geras juokelis, man patiko. Jo, geras šitas bairis iš tikrųjų. Tai va, Ferrari paminėjom, Leclerc'as kaip ir suvažiavo geriausia, ką galėjo. Hamiltonas... Lawsonas pirmą kartą skorina taškų. Lawsonas pirmą kartą skorina taškų. Tai maladės Lawsonas. Hamiltonas gavo baudelę už tą visą impydinimą. Jo, kas vyksta su Ferrari Hamiltono komanda, inžinieriais? Atsiminiau vieną dalyką, ką neužsirašėm pašnekėti. Vyksta kalbos, kad Hamiltonas labai daug turi problemų su savo race inžinieriu. Tai akivaizdu. Iš to, kaip bendrauja, tai Šito transliacijai neparodė, žmonės irgi atkapstė, kas stebi Hamiltoną asmeniškai. Kai pasibaigė lenktynės, Hamiltonas savo race inžinieriaus klausė, sako, ant manęs pyksta, kas yra? Tyla. Ir jisai toksai, alio, kas yra, ko tu nekalbi, ir visiškai tyla. Kur, nieko, race inžinierius nieko jam neatsako. Tai toksai, kur, tipo, toks biški... keistas momentas, žinai, tipo, kur tu matai, kad čia jau biški eina ne į tą pusę. Įtampa žodžių tarp jų. Jo. Žinai, Hamiltonas jisai šiaip, nežinau, kuris pradėjo, bet Hamiltonas bent jau transliavo vokaliausiai nepasitenkinimu, žinai. Tai netinkama duoda informaciją, tai duoda informaciją nelaiku,
tai ne tą, kurią jisai nori ir staiga pateikė klaidingą informaciją, kuri supainėjo Hamiltoną ir jisai užsidirbo 3 pozicijų, ne baudą. Žinai, aš kaltinčiau race inžinierių, bet dėl to, kad jisai nepasidarė namų darbų. Čia aš taip spėlioju, galbūt jisai darė, bet nesugebėjo to padaryti. Nes mano manimu, jeigu aš žinočiau, kad aš esu race inžinierius ir mano ateinantį sezoną vairuotojas bus 7 kartų pasaulio čempionas, aš sėdėčiau ir kiekvienas jo lenktynės pasižiūrėčiau, kaip jisai komunikuoja su savo race inžinieriu buvusiu. Kad suprasti, ko iš tavęs ateinantis buvęs čempionas reikalaus, ko jisai tavęs klaus, ko jisai iš tavęs tikėsis ir ko jisai norės. Jeigu tu dabar, žinai, tas bičas race inžinierius, dabartinis Hamiltonas, jisai nieko nepasiekis. Nesakau, kad, jisai yra Ferrari race inžinierius, tai yra didelis dalykas. Taip. Bet jisai neturi po savo kišenę jokių čempionų neturės nieko. Taip. Pas tave dabar ateina, tikriausiai vienas iš visų laikų geriausių vairuotojų, sorry, bet atsisėsk ir skirk laiko, pasižiūrėk, kaip ir kas jis turi ir kodėl, žinai. Ir jeigu Hamiltonas tau pasako, kodėl tu man to nepasakėjai, arba kodėl tą ir tą, tai kodėl? Jo, tai jis gauna dabar visą pilną Ferrari experience. Žinai, kur tas pats būdavo ir Sainzui, žinai, ir Leclerc'ui kartais tai būna. Bet čia gal, žinai, Hamiltonas yra mažiausiai pasiryžęs žaisti su jais. Žinai, kad jis tiesiog, absoliučiai nenori caskintis, žinai. Jisai jaučia, nes jisai išlygioje vietoj praleido 3 pozicijų baudą, vien dėl to, kad nesugebėjo tikslios informacijos išsiaiškinti turbūt pas inžinierius. Tai čia yra visiškai, žinai, čia yra toks dalykas, kurio nieks nenori. Ir tuo labiau jisai, nes jisaigi perėjime į Ferrari, ne šiaip ten tiesiog pakeisti, žinai, spalvas aprangos. Žinai, jisai tikėjęs rezultatų. Ir kadangi šitie metai Ferrari tokie yra, žinai, tokie, žinai, jau, sakykim, tokie tiesiog šiaip, tokie, sakykim, jau užskaityti. Nes, jie nenori mašinos naujos, nenori tobulinti per daug šitos mašinos, visi fokusuojas kitus metus, bla bla bla. Ir pamiršau, ką norėjau pasakyti dabar su tuo. Ferrari nestabdo su savo gaidus? Nestabdo? Aš bijau pameluoti, gal ir stabdo, žinai, bet aš kiek supratau, kad jie norėjo, jog tai būtų Hamiltono metai. Jo, bet nebus. Nemanau. Tas gal, žinai, ir pas jį atėjo tas toks realybės patikra. Jo, realybės šiek. Jo, kad tiesiog nebus viskas taip lengvai ant lėkštutės padėta ir, žinai, ir Ferrari turi nemažai ką susitvarkyti, kas yra akivaizdu, apie ką visi ir šnekam. Tai va, nežinau, Hasai, Okonas, man atrodo, atvažiavo taškose, kas visai nustebino. Nenoriu aš apie tai. Nėra čia gadintis nuotaikas. Grinai, ką? Jo. Jis man nieko gero nepasakys. Jo. Tuoj, noriu pasižiūrėti, ką mes čia dabar galėtume tokio įdomesnio padiskutuoti, nes aš turiu temų. Tai iš esmės tikrai turiu. Noriu pasiūlyti persijungti į Patreoną segmentą. Aš noriu dar vieną temą užvesti ne Patreonui, tam, kad suprastų žiūrovai, ką mes kalbam Patreone. Nes Patreone mes šnekam ne tik apie ateinančias lenktynės, mes šnekame apie daug visokių rumorsų, tokių prieskoniukų. Ir šį kartą aš paliesiu šitą temą irgi... Šį kartą aš paliesiu temą ne Patreone, o jau čionais ir po to persijungsiu jau į Patreoną. Paliesk. Vokiečių žiniasklaida rašo, jog Ferraris sukontaktavo su Christian Horner dėl Frederic Vasseur pozicijos. Nes Ferraris nėra patenkintas Frederic Vasseur rezultatais. Ką apie tai manai? Aš nežinau, aš tikrinau source'ą, tai yra, aš tikrinau šaltinį.
Tai yra, nu, aš pasižiūrėjau, kas tai, ar tai nėra kažkoks tiesiog blogeris, kuris apie tai rašo vokietis. Tai yra sena žiniasklaida Bild, kurie yra nuo 50 kažkelintų metų rašantis straipsnius, tai yra rimta. Aha. Ar jie čia irgi lygiai taip pat kaip ir praeitą podcastą, kad Olandai nusišnekėjo, taip ir jie dabar nusišneka, nes praeitą podcastą mes šnekėjom, kad Red Bullis mąsto Christian atleisti. Taip. Bet tu ten labai sakei, kad nusišneka, žinai, kur tipo... Nu, nes jie šnekėjo, kad po Imolos Christian Horner išmestas bus. Nu jo, čia... Nu, bet mes abu nusprendėm, kad čia buvo, tipo, nusišnekėjimai. Tai vat, ar... Tai Ferrari nepatenkinti visur ir Red Bulliai susisiekė, kad būtent perimti visur? Čia taip supratau teisingai? Taip. Nu, aš negirdėjau nieko asmeniškai. Aš nežinau, čia klausimas tada yra, ar Fred Vasseur pasiteisino. Turbūt reiktų mums šitą dalyką aptarti, ne? Tai ką tu galvoji? Aš manau, kad yra per trumpas laiko tarpas tokiai darbo pozicijai įrodyti viską, ką tu gali. Bet pakomentuosiu kodėl. Žinai, tu iššoki į rogės, tu dėlini ateinančius 2 metus teoriškai su prieito vadovo mašina, nes, gerai, aš neatsimenu dabar kelintais tiksliai metais, bet man atrodo 23 metais jis iššoko, ne? Man atrodo, jo. 23, 24 ir 25 metai yra tavo mašina jau visiškai daleista. Taip. Ir tu tik dabar pradedi suprasti, tai dabar mes turime žiauriai gerus stabdžius, mes turime žiauriai gerą enginą, kad mūsų aerodinamika. Nu čia aš kaip pavyzdys. Jisai tik dabar pradėjo matyti, kur jo yra silpnosios vietos. Žinai, aš bent jau įsivaizduoju, aišku, aš čia kalbu apie žmogaus specialybę, kur man toli gražu iki jos. Bet aš manau, kad čia yra vos ne kaip prezidentūra, kur prezidentui per 4 metus labai mažai padaro dėl to, kad jie nespėja. Nespėja įsivažiuoti ir nespėja suprasti, ką jie daro. Tai aš manau, kad čia yra ta darbo pozicija, kuri turėtų būti minimum kokius, 6 metus, kad tu kažką iš tiesų tokio rimto padarytum. Nes šiaip pasižiūrėjus, praeitais metais Ferraris antroji vietoj kovojo su McLarenu iki paskutinių lenktynių. Taip. Tai, stipru. O šiais metais tiesiog McLarenas turi nesąmoningai gerus ratus. Ir, nemanau, kad sąžininga būtų jį dabar mest lauk. Ateina nauji regulationai. Taip. Dar per naujus regulationus aš dar 2 metus tikrai laikyčiau tam, kad suprasti, įsivaizduok dabar, žinai, 26 ateina ir ateina naujas vadovas. Ir ką tas naujas vadovas, 26 metai, pabūkim umpalumpas, niekur nepadarysim, nes aš čia nieko nesuprantu. Ateina 27, jau dabar aš suprantu, kad čia kažką reikės daryti, bet, pasižiūrėkim, kaip seksis ir, tik 2 čia aišku, sakau, aš spekuliuoju, bet toks... Aš visiškai pritariu, ką tu sakai. Man atrodo, tas pats ir su vairuotojais turėtų būti. Nesakau 6 metai, bet ne 2 lenktynės. Bet man atrodo, žinai, tas faktas, kad Ferrari yra nepatenkinti Fred Vasseur, nebūtinai reiškia, kad jį jau meta lauk. Žinai, ten viršininkai dažnai būna nepatenkinti savo darbuotojais, bet čia nebūtinai reiškia, kad čia dabar ims ir, žinai, staiga ieškos pakaitalų, nes, nelabai ir yra iš ko, žinai. Otmar Safnauer gal keist, bet irgi čia, žinai, klausimas. Arba kažką iš... Ne, tikrai, Safnauer tikrai nemanau, kad imtų. Tai aš ir sakau, kažką iš vidinės dalies, žinai, iš vidaus pramautinti, kaip su Matija Binotto buvo, gal, bet aš manau, kad tu esi teisus, tiesiog nėra patenkinti rezultatais, nes tikriausiai jo buvo sprendimas paimti Hamiltoną ir Hamiltonas kol kas nepasiteisino, taip sakykim, kad, jis šiaip laimėjo sprintą, bet bendrai paėmus jo sezonas jis nėra labai sėkmingas, žinai. Ir...
Aš manau, kad čia ne vien Fredrik Vasseur. Aišku, Fredrik Vasseur turėjo labai senus pažintis su Hamiltonu jau nuo F2. Taip. Ne, meluoju, man atrodo, nuo McLareno laikų. Bet. Aš kaip supratau, kad Ferrari pats labiau norėjo Hamiltoną ir čia Ferraris labiau pats overall, nes savininkai ir visi kita padarė effortą ir nutiko. Gali būt. Čia jau nesiginčysiu, čia reikėtų pasidomėti tiksliau. Bet vėl, paėmus bendrai, pakartosiu savo mintį. Jeigu piršininkas nėra patenkintas darbuotojų, tai nereiškia, kad jį meta dar lauk. O tenais yra Formulė 1, viskas labai greitai keičiasi, yra didelis spaudimai ir visi nuolatos yra viens kitų nepatenkinti. Jo. Gerai. Paskutinis dalykas, tai aš noriu pamankštinti protą. Nu, davai. O jeigu vis dėlto Christian Horner išeitų į Ferrari? Kokia tavo vizija? Kaip manai, ar tai būtų kažkas rimto? Nes, šiaip pagalvojus, Ferraris, aš manau, labai daug išloštų pasiėmė Christian Horner. Jo, aš manau, Horneris atleistų pusę tenais specialistų, sakytų... Pusbrolių. Jo, pusbrolių Antonijų, sakytų, užtenka man jau tavo tų visų, čia tavo tų strategijų, reikia mums iš tikrųjų pradėti normaliai dirbti. Tai manau, kad išeitų į naudą. Manau, kad nes Horneris jisai vis tiek ne italas ir jisai visiškai būtų neprisirišęs prie nieko, šviežias žmogus. Tas pats kaip su tuo visu Lawrence Strollu. Atėjo, nupirko komandą, pradėjo daryti, ką nori ir dabar susirinko aukštą pilotažą žmonių. Tik tais klausimas, kada pradės skint jau, žinai, vaisius. Tai su Ferrari, žinai, būtų geriau dėl komunikacijos, geriau būtų dėl tų visų inžinierių, bet reziumė, su mašina vis tiek ten bėda yra, žinai. Taip. Ir šiaip aš manau, kad jeigu Red Bullis jo nemestų lauk, jeigu jo nemeta Christian Horner, aš nemanau, kad jis taip ar taip eitų į Ferrari. Jo. Christian, Red Bullis yra Christian Horner vaikas. Jisai jį pastatė, užaugino, jisai praėjo kraują, purvą, prakaitą, viską. Ir pastatė tą komandą ant kojų ir padarė iš jos nesveika komanda. Tai yra 6 konstruktoriai ir 8 Drivers Championshipai. Come on. Taip. Tai kad jam išeiti į Ferrari, eiti nebent dėl to, kad tai yra Ferrari. Eiti nebent, nes jį varo lauk, žinai, čia tik dėl to. Čia tas pats, kas išsižadėti savo vaiko dėl to, kad įsivaikinti Bredą Pittą. Čia žiauriai, čia šovė, aš nežinau, ar čia geras reversas. Atsiprašau. Nieko tokio. Ei, Bredas Pittas. Tu nežinai, koks jis kaip žmogus, tai gal ir nenorėtų jokį vaiką turėti. Ir tu nežinai, Ferraris kaip komanda. Aš žinau, kad ten visi pusbroliai man užtenka. Gerai. Atsveikinam su savo mielais YouTube žiūrovais ir paskatinam jūs žiūrėti Patreoną. Ačiū mūsų YouTube žiūrovai, kad žiūrėjo šitą netradicinį epizodą iš transliacijų Žiūrų marių. Ne, iš tikrųjų, Kristijonas yra už porą 100 kilometrų. Tikiuosi gerai susižiūrėjo, nes aš realiai neįsivaizduoju, kaip atrodys. Bet... Aš įsivaizduoju, žinau. Tai pažiūrėsim, pamatysim. Tai raginu prisijungti į Patreon, mes ten keliam epizodų, mes bendraujam su žmonės randa bendruomenę, pašnekėti apie F1, pasidalinti mimsais ir naujienom. Ir labai ačiū, kad žiūrėjot. Aš noriu žmonės paraginti. Taip. Aš galiu lažintis, kad 99% mūsų žiūrovų šiandien išleido 2 eurus ir daugiau. Ką pamačiau, pakomentuosiu. Išleido 2 eurus ant kažkokio tikrai nereikalingo dalyko. Ant kapučino kokio nors ten kofeinė, kaip brandas vadinu. Ar ten ant kramtoškės parduotuvėje, ar ant kažkokio papildomo padažo ant kebabo, ar dar kažko. Tai noriu pasakyti tai. Žmonės, pas mus Patreonas 2 eurai ir jūs turėsit dar gero kontento, kur mes pasiruošiam, padarom, pasišnekam, tai tiesiog jumis pamotyvuoti. Taip. O dabar ką pastebėjau, pažiūrėsiu į objektyvą, kad tiesiai ant objektyvo didžiausia musė nusileidus grynai ant objektyvo. Kodėl? Šiaip matau, kad...
Aš matau, kad lyg ir nesimato jos, nes aš ant 7,5 mm. Bet vis tiek. Esi visiškai tėviniai. Girdė, bet žiūrėk, mūsų sėkmė su filmavimais toliau nesiseka. Nes tai technika, tai oras, tai dar kažkas. Dabar nieks nepavedė. Musę ant objektyvo. Nu. Aš manau, kad nesimatys jos. Jinai tikriausiai čiut biškį tik tais patamsins vaizdą. Nes jinai per arti tiesiog. Ir per mažas daiktas. Tai gal nieko. Rašykite komentaruose #killmusė. Gerai, viskas. Aš buvau Dominikas. Aš buvau Kristijonas. Ir susitiksim po Ispanijos. Ispanija.